Sveiki gyvi, naujas video, darbai kaip ir seni, tie patys. GoPro atsisakė draugauti su manim, 25% baterijai, bet rodo, kad išsikraun ir norint filmuoti išsijung, bet sugrįžtam prie filmavimo su telefonu. Tai kaip sakiau, šienapjovį yra ir lekam pjauti. Nu ko jau ko, bet toj dirvoj rulonų tai tikrai bus. Pernai čia krito po 16, tame tuolą rugpjūčio mėnesį pjovėm, bet dabar tai tikrai bus daugiau negu pernai, ką buvo. Nu žolės tai kosmosas. Jau prieš tai krita man po 13 rulonų, bet ten buvo jau, sakykim, senesnės pievas 3-4 metų. Bet čia dabar tai visur kur be pažiūrėsi, kur pjaunas, kur ten nupjauti, kur nupjauta visur iš pušinapjovės pradalgės. Na ir viskas, pjovimai baigti. Tai kas dar žiūrėjo iki čia, žiūrėkite toliau, nes rytoj vyks presavims ir sužinosit, kiek iš to didelė kiekio žolės bus rulonų. Tai liuksą pradėjau grėbti. Pirmą kartą važiuojant susimet pradalgė. Tai dabar apsivažiuoju ir iš liukso atsiversiu brezentą, bandysiu taip šalimais grėbti, tegu būn platesnį pradalgė, bet kad nevarytų į guzus, nes bus tada presuoti bjauriai, nes per dieną tas viršus palika toks traškantis. Nes šiandien džiova yra, vėjas yra, šilumos yra, viskas liuksa, bet papačia vis tiek, kai ir storai to žolėse, toliau, sakykim, liek žaliam, bandysim kažkaip įveikti. Visai gražios tos pradalgės gaunas, be prezento dabar, kai, ta prasme, po pirmo važiavimą ir storą pradalgė, prezents kaip ir nereikalingsim, aišku, tą biškį nukonguriavau. Nereikalinks, nes šalia laikai ir gražiai atmuš. Tos pirmos pradalgės nevaro buzais, nes daug matęs paskui pradeda tokiais rutuliais, sakykim, varyti. Nu, drąsiai gali sakyti, rulonai byr kaip žirniai po pievą. Net nebyr paskui kur apsisuk galų laukiai. Bet, kai taip rulonai krenta, kad ir reikia bjauriau, kaip sakant, vargingiau apsisukinėti, bet smagu, bus su ko buliukus žiemą šerti. Pagaliau jau ne žolės, o tikrai šieną grėbiams. Biškian greičiau flangus prasivaliau, kad būtų ryškesnis vaistų. Tai varau grėbti. Dabar ir kažkas apie 11. Rasa nukritusi, nes noriu, kad biškį susijudinės pabūtų pradalgėse. Nes vakar žiūrėjau grinai pačia, kurį prie žemės. Biškį ir to žalsvumą, bet jau toks, ta prasme, neblabai jaučias, kad būtų ta žolė tokia gyva. Jau atrodo, pirmo važiavimo gera pradalgė gaunas. O dar atsimušu. Tik tiek, kad apsuksiu biškį, bus baigta sugriebti. Tai dirva smagi, lygi, žolės yra.
tiksliau dabar jau šiena yra. Nu ir tikėkime, kad veršiukai skaniai žiemą jas. Nebuvau net išlipas pažiūrėti, kaip tas šienas. Varom šį pažiūrėsim. Nu, man atrodo, garantuotai sausas. Čia dabar paėmiau, kur tokia storesnė vieta, sakykim, guzas susimetęs. Kampuose buvo daugiau tos žolės, tai išniskiam visą. Kvep skaniai, dulk. Dar viens kits lapuk čia nuo pačios žemės parsikel žalis, sakykim. Bet tiek dabar dar kol susipresuosi, valandikį antrą pabūsi. Šiandien šilta, vėja nėra jau tokia didelė, kaip buvo paskutinės tas dienas. Bet bus gerai, tikrai turbūt gerai. Gaunas gražių pradalgių. Tai jeigu gražiai šieną prikris, tai bus, va, 10 balų. Sekmadienį grėbimai baigti, kas buvo bendrai jau per, sakykim, dabar jau praėjusią savaitę pripjauta, sugriebta, beliek dabar va dar, kad susipresuotų šiensą. Ir šiandien tie darbai kaip ir viskas. Aišku, fermai apsišerti, panašiai, bet jau čia tie standartiniai. O toliau žiūrėsim, dar į šieną, ką pjauti yra. Greičiausiai kitą savaitgalį gal ir su pirmais mišiniais startuosim, kurį ir su žuolė pasėtim. Nu, bet čia dar į priekį daug negalvokim, žiūrėsim iš tikrųjų kaip orai. Ir susitinkam tiesiai iš mišinę pjovimą. Mišinys tai vau. Su metru pridėjau apie 60 cm aukštis, bet visur, kai siena tankus tiršts, čia biški dabar gal galulaukė mažiau vikių. Bet šiaip dauguma matos tirštai vikių yra ir vikiai paėmėn viršų. Turėtų duoti masės daugiau. Tai bus rulonų ir rulonai bus tikrai geri, nes avižas kareliai net nepradėjusias plaukti, o vikis toks atrodo žalis, skanus, nors pats valgė. Čia jeigu matos per kamerą dabar atrodo, avižų kaip nebūtų, bet šiaip yra, bet vikiai grinai paėmėn viršų ir dar biški palaukus pradėtų guldyti, bet šiaip yra vietų, mačiau, kur pradėjo jau gulti. Smagu yra pjauti, kai dirva yra lygi, kai yra ką pjauti, kai žinai, kad pjauni ir turėsi kokybę, tai atrodo pats smagiausias darbas, nes kol gauni va tokį rezultatą, tai iš tikrųjų ir darbą, ir laiką, ir finansiškai, nu visko reikia įdėti, bet nu paskui tai atsiperka. Tai iš tikrųjų smagu ir bus dar smagiau griebti, kai matytas, kokias pradalgės gaunas. Baigti, sujunginėjam viską. Tuoj sustos suktis, susilankstom šienapjūrą. Ir šiandien šeštadieniui pjovimai bus baigti. Aišku, mišinė da yra kažkur, nusakykim, kokie 7 hektarai, bet ten yra be įselė. Čia ir taip, ta prasme, kai su įseliu galėja, nu, bent savaitę
gal ir anksčiau pjauti, bet buvo lietus, blogi orai, nesinorėjo į čia įsivažinėti, šiaip dabar iš tikrųjų žemė ganėtinai sausa, traktorius niekur nespaudė. Tai dėl to čia pirmoje vietoje nupjoviau. Dabar, sakykime, iki rytojaus parą laiką turėtų biškį pavysti. Šiaip yra storai į gylį, tikrai jis neperdžius, ta prasme, iki pat žemės viršus pavys, susimaišys, turėtų gauti toks neblogs pašariuks. Baigti, greblys, ne greblys šienapį, bet kabinta, greblys užkabinta, varom grėbti mišinį. Smagu grėbti, lauks lygus, taip atrodo, iš po grėblio, kai nusigrėbu, tokia tai jau pavilnė žalia palieka. Šiemet to lietaus yra ir kol kas rodo, kad bus, tai manau, dar bent vieną kartą gerą tą pirmą įselį tikrai nupjausiu, o paskui bus matyti. Bet vieną tai tikrai. O dabar ką, antrą ratą apsivažiavau, dabar atmušims vyksta ir pradėsiu, kaip sakant, jau družiuoti pirmin atgal. Biški vietoje yra, kur, sakykime, paliek mišinę, bet iš po šieną ir šienainę grėbimo rotorius pasikėliau, nes nenoriu, kad prisigriebtų su žemėm, nes dar pavilnės nėra, tai dar biški kur kokie dirvas neligumai kliūna, bet į žemę, tai dėl to čiut pakėliau rotorius, geriau biški tegu paliek pašarą, bet kad susigriebtų švariai. Sugriebus, supresavus reikia parsivežti rulonus. Tai aišku, dar nesakiau, bet Austrausi pastiprinimą į ūkį, tai paskui išlipęs parodys daugiau. Paskutiniai hektarai pievų, kurie skirti šienui. Tikėkimės pavyks gerai paimti, nes jau kiek įmanoma laukiau, bet per tą laiką buvo, kas mačiau, visus išienavo šieną, buvo kam sulyja, kažkaip bandom laukti, bandom šienauti, bet tą šieną reikia jau paimti. Bet, kaip sakoma, per kančias žvaigždės, šienas žiauriai atrodo gražiai, skaniai kvepam, duočiau pauostyti, bet per kamerą nelabai jusas musė. Bus šiemet gražaus šieną, kad tikrai buvo sunku sulaukti tinkamą momentą, bet pavyko išlaukti. Aišku, reikėtų langus nusivalyti, bet per darbus vėl išsimurzin, o šiaip tikrai pradalgės liek iš po grėblio gražias. Išvariai griebasi, pasikėliau prezentą, kad čiut griebtų plačiau. Tikrai smagu vis kiek griebu ir toks džiaugsmas, kad kokie buvo, sakykime, birželis lietingus, sunkus, bus pavykę paimti tikrai gerą šieną mažyliam. Aišku, bus ir didėsim buliam paduoti, bet tikrai smagu. Nes pernai tai buvo nepasisekę, kaip sakant, visas šienas beveik kaip ir niekam tikęs, o šiemet va. Tai iš tikrųjų labai smagu. Viskas, griebimai šieną baigti, daugiau šieną nebebūsi. Pirmą žolę nušienavau, tai dabar dar liko biški mišinė, jau bus viskas.
pagaliau pirmą derliaus paskutinis griebiams. Aišku, langai murzini jau, bet mišinys ir griebams ir, sakykime, pirma žolė baigta, da buvo mišiniai, tai įvardinkim, kad pirms pjovims bus baigts. Galėsim laukti atolų. O mišinė tai tikrai stora yra, aišku, yra biški, kur ir vietom čiut prasčiau, bet šiaip paėmus visą tą vaizdą, pradalgės iš pašienapjovės dailės gavus, avižų yra ta tokia kaip ir vaškinė branda galime vardinti, vikių visai nemažai, tai paskui bus įdomu pasidaryti tyrimus, kaip čia tas mišinys, nes su mišiniu biški ir sudėtingiau, bet tikėkimės bus liuks. Ties to mus iki baigstam tą video, jau dabar bus prisifilmavę, gal kažką reikės biški pratrinti, kas per daug. Ačiū, ką buvot, ką palaikot. Jeigu kyl klausimų, rašykit. Jeigu ne, peržiūrėję, palaikinkit, prenumeruokit. Ačiū, ką buvot ir iki sekančio video.